Sveikos mamos. Šiandien pasidalinsiu tema, kurioje esu jau kurį laiką kviečiama pasidalinti, tai yra apie mėnesinės. Kodėl mano suvokimu yra svarbu apie tai pasidalinti savo pačios patirtį, nes iš tikrųjų tas priešmenstruacinis laikas ir mėnesinės užima tikrai didžiąją dalį mūsų mėnesio. Tai yra apie kelias savaitės ir kaip mes jaučiamės jų metu, tam per mėnesinės ir prieš jas. Tai tikrai įtakoja ir mūsų santykį su vaiku ir visiškai tame paprastame tokiame žemiškame lygmenyje, kada kaip mes jaučiamės ir kaip, kokios mūsų emocijos tuo metu, koks jautrumas tuo metu, kokius mes skausmus patiriam ar ne jų metu, tikrai paliečia. Ir man bent jau asmeniškai tai mėnesinės buvo skausmingos. Jos buvo skausmingos iki vaikelio, jos lygiai tokios pačios skausmingos išliko prasidėjus metams po gimdymo. Ir tikrai tas noras toksai, kai yra mažas vaikas ir yra tas vidinis noras labiau galbūt pabūti vienai ir pabūti su savimi, kažkaip tais mažiau judėti ir visa kita, tai, kas turėjote tokias mėnesinės ar vis dar turite, tai tikrai suvokite, kaip tai yra misija neįmanoma, nes yra mažas vaikas namuose. Todėl tame santykė, kadangi tikrai būtent daro tą tokią įtaką, tiesiog noriu pasidalinti savo patirtimi. Ir iš tikrųjų dar viena priežastis, dėl to, kad aš pilnai žinau ir pilnai tikrai toks yra vidinis žinojimas ir tą yra pasakę subtiliai mokytojai, kad mūsų kūnas drąsiai gali gyventi iki 120 metų, dar pasistengus ir 150 ir tai tikrai nėra apie tai, kad išgyventi, bet tai yra tikrai gyventis, džiaugtis gyvenimu ir patyrimu čia žemėje, būti sveikam. O kadangi mėnesinės yra tikrai didžioji dalis moters gyvenimo ir jos tęsiasi, gal ne didžioji, bet tikrai užima pirmus tikrai nemažai metų, o kiek aš matau, tai vis tiek dar kokius 15-20 metų jos ateis pas mane kiekvieną mėnesį, taip kad aš tikrai noriu turėti puikius santykius su jomis, kad jos būtų lengvos, paprastos ir džiugios ir tikrai be jokių skausmų ar tai kažkokių labai didžiulių nuotaikos kaitų. Tai aš pasidalinsiu būtent tais būdais, kurie man padeda ir padėjo savo mėnesinių skausmą sumažinti. Tai jeigu taip kalbant apie tokią skalę, tai tikrai iki tokio labai skausmingo, sakyčiau 7-8, gal net ir daugiau per mėnesį, per būtent tas savo dienas ir dar aišku įvairiausių ten prieš, kas vyksta, ir emocinės tos bangos jau prieš, ir pilvo kažkokie skausmai, maudimai jau prieš. Tai sakyčiau, taip sumažėjo tikrai ženkliai, sakyčiau, taip iki kokių 4. Dabar taip ateina ir būtent, žinoma, dėl tų pačių emocinių dalykų, nes aš iš tikrųjų tą mėnesinių būtent, tai kaip jos man vėl prasidėjo po vaikelio gimdymo, aš iškart pradėjau ieškoti, tai kaip savo palengvinti, kaip pakeisti, taip kaip aš jaučiuosi, dėl to, kad vis dėlto aš matau, kaip tai įtakojo mano santykį ir kaip aš elgiausi ir kaip aš jaučiausi ir kaip tiesiog, aš žinau, kokią aš vidinę būseną vis tiek siekiu kurti kiekvieną dieną, santykė su vaiku, taip pat su pačia savimi, tai tiesiog man buvo toksai, impulsas tikrai stiprus, kad padaryti kažkokį pokytį. Ir iš tikrųjų tai, kaip sakau, tai yra pavyko, ar tai žiūrėjau įvairiausiai, tai buvo irgi iš tos emocinės pusės, nes kaip žinoma, kad mėnesinių metu ir prieš mėnesinės mūsų ta visa tokia, imuninė sistema tarsi susitelkia į tos reprodukcinius organus. Ir iš tikrųjų tada pasimato visa tiesa, pasimato, kiek mes kokių emocijų spaudėm per visą mėnesį, kiek mes prikaupėm visko per visą mėnesį, kiek tiesiog, tikrai tai yra didžiulis laikas, kada galim tikrai pasižiūrėti į save ir pamatyti, taip, viskas vyksta mano kūne, mano ne tik fiziniam kūne, bet mentaliniam kūne, taip pat ir emociniam kūne, Tai yra tikrai didžiulė galimybė pasižiūrėti ir augti, todėl aš tikiu, kad mano net ir pats noras tam pokyčiui ir padėjimui savo kūnui pereiti šį procesą lengviau yra tai, kad vis tiek tas pokytis vyksta jau ir kitose mano lygmenyse, dėl to natūraliai tiesiog esu ir kviečiama tiesiog tokiam lengvesniam patyrimui mėnesinių metu, tačiau man tai reikėjo būtent daryti tos žingsnius, tai neužteko apie tai tik pagalvoti, tik norėti,
tik išskleisti tinkamą, teisingą mintį, bet tai taip pat daryti ir tam tikras praktikas. Tai pirmiausia, tai aš sakyčiau, kad aš žiūriu viską kaip į visumą ir tikrai nesakau, aha, padėjo būtent tai, nes aš matau, kad man padėjo tikrai ne vienas dalykas. Tai pirmiausia, tai žinoma, man padėjo mityba, tai pačios mitybos matymas, reguliavimas, žiūrėjimas, jau pradėjau taikyti prieš tai minčiai atėjus, kad mėnesinės padaryti, padėti savo kūnui, kad jos būtų lengvesnės ir paprastesnės. Tai tiesiog ir pati mityba, aš, ką žinote, maitinuosi, taip gerai skamba, seku pagal medicinos mediumą ir esu integravus tam tikrus protokolus, tam tikrus mitybas, kas man yra labai artima. Tai tiesiog labai daug apie tai nesidalinsiu šitam video, bet tiesiog pasidalinsiu tam tikrom nuorodom pačioje video, kad jūs pamatytumėt būtent apie ką aš kalbu. Taip pat jisai rekomenduoja ir tam tikrus protokolus būtent dėl mėnesinių, tai pavyzdžiui, integruoti čaga grybą, papildą, magnezium, taip, dabar taip galvoju, ar čia teisingai sakyti lietuviškai, nes angliškai ateina magnezium, bet turbūt suprantate apie ką, magnį. Taip pat integruoti cinką, vitaminą C ir dar ten yra keli, taip pat kas yra svarbu integruoti tam, kad mėnesinės būtų daug paprastesnės ir lengvesnės ir jis irgi apie tai šneka, kodėl mes turime sunkes mėnesinės ir ką tai sako apie tai mūsų būtent ryšį su pačiu maistu, su mūsų kūnu ir visa kita. Bet tikrai tikiu, kad ne viena sąmoninga mama tikrai patyrinėjus yra tą santykį su mėnesinėm, tačiau jeigu dar neradote tokių būdų, kaip savo padėti, tai dalinuosi būtent, kas man padėjo. Tai maistas. Tikrai pamačiau skirtumą, kai integravau čaga grybą kaip papildą, tai tikrai tą pamačiau tą skirtumą. Ir taip pat, į ką integravau, tai jonį kiaušinį, tikriausiai irgi apie jį esate girdėję, aš jį naudoju dabar jau keli mėnesiai ir tikrai pamačiau didžiulį skirtumą. Ir iš tikrųjų aš jau tą jonį kiaušinį turėjau jau ir prieš tai, prieš vaikelį ir kai buvo konferencija, čia gal prieš mėnesį buvo konferencija, kurie būtent Edita SNQ kalbėjo apie savo magistrinį darbą, kuriame jinai rašė ir darė tyrimą būtent susijusiu su jonių kiaušiniu ir ten apie 80 moterų buvo būtent 2 mėnesius ten jau vyko procesas, kada jos naudojo jonį kiaušinį, visą kitą su Editos vedimu ir jų skausmai nuo ten 7 vidurkio sumažėjo iki 3, žodžiu, pačios mėnesinės patrumpėjo ir visą kitą. Tai aš tą galiu tikrai pasakyti, kad iš tikrųjų mano mėnesinės taip pat patrumpėjo per dieną kol kas, nors tikrai negaliu pasakyti, kad tikrai naudojau čia kiekvieną dieną, tikrai taip nebuvo, nes buvo tokių dienų, kad aš tikrai jaučiau, kad nenoriu naudoti, tai tikrai leidau savo tiesiog naudoti ir priimti tai kaip praktiką, kuri tęsis ne vieną ir ne 2 mėnesius. Tai su tokiu lengvumu, paprastumu ir man sumažėjo mėnesinės, sumažėjo skausmai mėnesinių ir, kaip jau minėjau, ir tikrai, pamačiau tą pokytį, tokį labai aišku tą pokytį. Ir taip pat, ką integravau, tai integravau somatiką. Lietuvoje labai populiari psichosomatika, tai nėra visiškai tas pats. Somatika būtent yra apie kūną ir kūno pratimus. Tai pavyzdžiui, kur mėnesinių metu tarsi norisi nieko nedaryti, tarsi norisi sėdėti, ar kažkaip tai, žinai, toksai, kai kuriuom labai natūraliai ateina išjudinta energija, kas yra būtent tai, apie ką ir yra tas judėjimas. Tai pavyzdžiui, man labai padeda, kad ir kaip tai gal keistai nuskambėtų per mėnesinės, išsikratymas, nes tai yra vienas iš tokių būdų, labai natūralių būdų, kada mes galime tiesiog tas visas emocijas leisti jom išjudėti, leisti joms transformuotis mūsų kūną, tai yra išsikratymas. Ir jeigu aš, tarkim, tuo metu tik pradedu jausti stipresnį kažkokį pilvo skausmą, tai aš tiesiog nėra taip, kad ten jau visą kratau ir labai stipriai, bet kiek mano kūnui komfortas, kad su ta intencija to, kad aš paleidinėju, tai man tas išsikratymas, aš irgi pasižiūrėsiu tų video somatikos ir pasidalinsiu irgi būtent, kas tai yra, pamatysit pačios, nes tai daro natūraliai gyvūnai, jie išsikrato ir jie
kai įvyksta kažkoks emocinis, kažkoks tarsi konfliktas tarp gyvūno, pavyzdžiui, ančių, ne? Ir ką jos daro, kai jos, jeigu mes stebėtume antis, tai ką jos daro, kai jos pasišalina viena nuo kitos, jos išsipurto. Tai čia yra labai natūralu, tą daro daug gyvūnų. Tai tas būtent įsikratymas ir dar yra ten keli tokie pratimai, kur, pavyzdžiui, sukti savo klubus, irgi yra atsisėdus, galima taip daryti vieną pusę, į kitą pusę, švelniai, jeigu tas yra kažkoks diskomfortas. Ir tikrai pamatysit, kad po išsikratymo, po tų sukimo tokio, ne, tikrai jaučiasi pokytis ir jaučiasi, kad energijos išsijudino ir tikrai nebereikia to susikoncentruoto tokio pilvo skausmo. Dar kas ateina, žinoma, pasikalbėti ir pasidalinti, pasikalbėti dėl to, kad atėjo ta mintis tokia bendravimas ir bendradarbiavimas su savo kūnu. Tai yra be galo svarbu, nes mes iš tikrųjų esam tos nebūtybės, kurios čia atėjom patirti tą fizinę realybę, todėl svarbu tas angliškas žodis labai gražus embodiment. Tai net nežinočiau tikslingos, gal kas nors žinosit, kas žiūrės video, tą tokį lietuvišką pasakymą, bet iš tikrųjų yra svarbu visą tai, ką mes gauname, kokį visą informaciją gauname savo nefiziniuose kūnuose, visą tą informaciją nuleisti fizinį kūną per tą veiksmą, per tą įtvirtinimą viso to kas mum atėjo. Tai iš tikrųjų labai svarbu tas ryšys su kūnu. Kūnas turi savo sąmonę, su ją galima kalbėtis, bendradarbiauti, stebėti ir žiūrėti, kas ateina. Ir galbūt iš mano pasidalinimų jums tik tai vienas ar du būdai pasirodys kaip priimtini, kaip pasakyti, kaip suskamba viduj, kad tai gali būti tiesa ir tiesa tam pokyčiui, tačiau jūs galite pačios pasibendrauti su savo kūno sąmonė ir pasižiūrėti, kaip jūs asmeniškai galite kūnui padėti pereiti tą būtent laikotarpį, kada yra priešmėnesinis, priešmenstruacinis laikotarpis ir pačių mėnesinių laikotarpis. Ir kūnas tikrai irgi pakuždės, pasakys tos atsakymus, kaip galima padėti. Nes, kaip sakau, tas toksai kartais ir pačio kūno noras atsitraukti, bet vėlgi, kodėl tai vyksta, visa kita. Ir ar tai yra taip reikalinga, nes, pavyzdžiui, aš pamačiau, kad tiesiog tai irgi yra apie tai, kad aš visą kitą laiką labai bėgu ir kažką tais darau ir kažką tais lėkiu ir tada gaunasi, kad tai kaip ir tas laikotarpis, kada kūnas gali labiau galbūt pasėdėti, ramiai pabūti ir visą kitą, bet iš tikrųjų, kaip aš kalbuosiu savo kūnu, sakau, tai nėra reikalinga, nes dėl to, kad aš galiu bet kuriuo metu, kada yra tau reikalinga poilsis, duok man žinot, pranešk man. Ir tada aš galiu sulėtėti, pabūti, galbūt pamiegoti, mes čia daug kalbėjom su moterim, mamom, pokalbiuose apie tai, kad kaip svarbu yra tas poilsis, ar tai į vonę atsigulti, kad nei ta liga reikalinga kartais, kurie ateina vien tik dėl to, kad sulėtėti, nei mėnesinius skausmai stiprus ir toksai visiškai atrodo noras kartais būdavo užsidaryti ir tikrai nei vaiko matyti nieko daugiau, tik tai pabūt kažkaip ten savo tam mažam urvelį, tai irgi nėra reikalinga. Ir dar apie mėnesinės visas vis tiek toks yra, kad tarsi tai priimtina, kad tai yra skausmas, kad yra diskomfortas, kad yra tos ilgos, tarkim, mėnesinės, kaip pas mane buvo 6 dienos ar 7 dienos, kad tai yra taip, kaip turi būti. Ne, tai nėra tiesa. Tai yra tiesiog taip priimtina, kad taip daugelis moterų eina per tą patirtį, kada vyksta diskomfortai, kada vyksta skausmai, bet ar tai yra būtina, ar tai turi būti? Ne. Kūnas gali visiškai lengvai su džiaugsmu pereiti visiškai tą patirtį. Per mėnesinės gali būti lengvos, jos gali būti džiugios, jos gali būti labai kūrybingos, jos gali būti visiškai tokios, tiesiog, kurių tu lauki ir tiesiog džiaugiesi. Nes aš, pavyzdžiui, prieš vaikelį, kadangi labai jau ten kelis metus prieš ėjau per tas praktikas susijungimo būtent su moteriška energija, tai man buvo svarbu mano kelionėje, tai iš ties būdavo, tiesiog aš laukdavau savo mėnesinių, nors kartais tikrai, jos, kaip pasakyti, kartais. Tiesiog tuo metu aš turėdavau galimybę atsitraukti nuo pasaulio, tarsi, ne?
užsidaryti kažkur tais ir užsidėti, pabūt ant savo urvelį. Ir man tai tiesiog buvo labai smagu, labai fainai ir aš labai aš laukdavau, kiekvieną kartą man atėjus mėnesiniam, aš tiesiog dėkodavau, kad jos yra. Aš be galo gražų ryšį susikūriau ir tuo metu irgi tiesiog su būtent šiuo laiku savo mėnesį. Tačiau kai gimė vaikelis ir po metų, kai jos prasidėjo, aš jų nebelaukdavau, nes man būdavo tiesiog tie emociniai visokie tokie stiprūs įsireiškimai, pačios vidinės būsenos, kuriuo aš tiesiog nemokėdavau tuo metu suvaldyti, tai man tikrai nebuvo lengva. Ir dabar vėl aš pradedu mėnesinių laukti ir džiaugiuosi, kad jos ateina ir džiaugiuosi, kad pokytis vyksta tame. Nes aš žinau, kad ne tik tai tokie veiksniai kaip mityba ar ten, tarkim, praktikos, ne, gali takoti mūsų mėnesinės. Pavyzdžiui, aš ką pastebėjau, takoja ir tai, kad pavyzdžiui, per mėnesį aš patyriau daug transformacinių ten pokyčių savo struktūroje sąmonės. Ir pavyzdžiui, tikrai pastebiu, kad tam tikros netarsi ląstelės tam tikros išeidinėja per mėnesinės ir aš, ir kartais tas tarkim, kažkokio diskomforto lygis tiesiog patiria kūnas, bet ir tai gali būti daug lengviau ir paprasčiau. Tai tikrai dėl ko tos skausmingos mėnesinės gali būti įvairiausių priežasčių, priklausomai nuo vėlgi kaip jūs jaučiat ir žinot, ir kas jum jaučiasi ir žinot, kad yra viduje tiesa ir tai labai svarbu yra išjausti. Aš kaip sakau, bet ką, kas ateina iš mums, bet kokią informaciją mums labai svarbu pasitikrinti su savo vidumi. Pirmiausia, ir pasižiūrėti, kiek tai yra mūsų pačių tiesa, kiek suskamba, kaip sakau, viduje ta tiesa, kurią kažkas kitas, tarkim, kaip sakoma, ištransliuoja. Ir tiesiog pasižiūrėti, nes tikrai tų priežasčių įvairiausių, nes matau tikrai ir pagal save, kaip vyksta. Tačiau žinau, kad bedarydama tai, ką aš dabar darau, mano yra intencija, kad mano mėnesinės ateinančius ten 15-20 metų yra lengvos, paprastos, džiaugsmingos ir tiesiog aš tikrai galiu su kūnu sutarti ir pereiti šitą patirtį su lengvumu ir su džiaugsmu ir tikrai jos nereikia, kad būtų kažkokios skausmingos, sunkios ir tikrai tokios keliančios iššūkį, tai tuo dalinuosi ir su jumis, nes tai gali būti tiesiog nauja tiesa ir jums, kurią galite priimti ir paeksperimentuoti ir pasižiūrėti. Man pačiai labai aiškiai parodo, kad mano mėnesinės pačios kaip laikotarpio, ne jau iš 6 dienų tampa 5 ir dar mažiau, nes jau ten viskas mažėja nuo 3 dienos ir tiesiog ir jau visi procesai ir emocijos ir viskas kinta. Bet kaip jau ir minėjau, viskas yra visuma. Jeigu jums ateina tas ryšys, kad norisi pokyčio, tai jau kažkur tais ir kitur vyksta tie pokyčiai, nes viskas vyksta kaip visuma. Ir tikrai viskas mums padeda, kai yra ta pati, visa, kaip sakau, visata, kūrėjas, tikrai padeda, jeigu mes tik išreiškiam intenciją, tad ir linkiu jums taip pat patyrinėti šitą sferą, nes tai vis tiek, kaip sakau, 2 savaitės iš 4 per mėnesį mūsų kažkiek tais tiesiog gali įtakoti vienaip ar kitaip, mūsų ir kūryba gali įtakoti, tai tiesiog pasižiūrėti, kaip galima įtakoti lengvai, paprastai, džiugiai ir tiesiog kurti iš tos pozicijos, kad gali tikrai ta kūryba visą mėnesį būti lengvai džiugi. Tai linkiu jums tai patyrinėti, pasidalinkit galiausiai ir savo patirtimis po šito video, kaip jūsų laikotarpis yra mėnesinio ir ką jūs, pavyzdžiui, jau darėt kažkokius pokyčius ir kas jums padėjo. Tai gali būti ne tik mano vienas ar kitas patarimas, ką aš perėjau padės, bet taip pat ir jūsų, kurios pasidalins savo patirtimi po šiuo mano video. Tai ačiū jums ir lengvo patyrimo, lengvo mėnesinių šį mėnesį jums.